Nu, parašyk, koks tavo vardas ir kiek tavo metų. Mokinys mokykloje. Aš esu mokykloje. Ir čia vėl. Taip visur. 1, 2, 3, 4, 5. Ir kuo tau ir širdelę parašyti? Nu, gali nupiešti, jeigu pavyks. Į viršų. Į apačią. Į viršų. Į apačią. Oi, kokia didelė. Dabar A. O ne tokiu. Nu, kaip tu moki, taip ir rašy. Į apačią. O sveiki, baigi. Nu jo, bet tokia biški pakrypus. Ir dar M. Į viršų. Į apačią. Į viršų. Į apačią. Ir A dar. M, A, M, A. Mama. A raidelė. Į viršų. Į apačią. A, va, parašai mama. Moki širdelę nupiešti. Pabandyk. Rutuliuką. 1. Biškį į apačią dar. Tada kitą piešk. Nu jau pirštukai kokie. Va, širdelė. Kaip katino ausai. Oi. Mokinys mūsų, jo. Labą dienelę. Turim šeštadienį. Važiuoju iki parduotuvės. Ėjau paklaust Beno, gal nori kartu, nes jis ten su berniuku žaidžia. Pasitaisė oras. Saulutė šviečia 20 laipsnių, visai fainai. Aš, žinokit, šiandien verčiu spintas Beno. Turėjau ten tokiose dėžėse susidėjus jo visokių išaugtų rūbelių, kombinzonų, batų, žaislų, su kuriais jau nebežaidžia. Galvoju, užteks man juos čia konservuoti, laikyti, reikia bandyti parduoti. Tai šiandieną fotografavau, vakar fotografavau, jau kaip ir turiu susidomėjusių. Šiandieną jau nebespėsiu aš tos siuntos išsiųsti, nes ta moteris, kur nori pirkti visai nemažai daiktų, dabar nėra prisijungusi ir aš jai nusiunčiau dar nuotraukų su Vilnos rūbeliais, jinai ten norėjo pasižiūrėti, tai susitarėm, kad pirmadienį išsiųsiu, tik nežinau, kur aš supakuoti turėsiu jai visą šitą gėrį, nes, nu, ten bus nemažai dalykėlių. Tai galvoju, būtų neblogai kokia dėžė, bet dėžės neturiu, tai gal tiesiog į maišą. Tai žiūrėsiu, kur aš ten supakuosiu ir išsiųsiu. Bus ir vietos namuose daugiau ir užsidirbsim, kaip sakant, pinigėlių. Ir gerai iš tikrųjų, nes kažkaip, aišku, atima laiko ten supakuoti, paražiūrėti ten viską. Bet reikia, nes stovi tie daiktai, jie yra geros būklės, naudojami, kažkas galėtų juos dar dėvėti, o jie vat pas mane. Bet čia irgi nesuprasi, kažkada buvau sukėlusi, nieks nepirko, dabar žiūriu, visai domisi, matyt, skirtingą publiką pamato,
kam reikia, kam nereikia, tai irgi užtrunka laiko, kai vat nori parduoti. Nu, važiuojam. Tai va, tokie dalykai. Važiuoju į parduotuvę, nusipirksiu šiek tiek produktų, kurių trūksta. Ir lėksiu namo. Nieko šiandien daugiau tokio ir neveikiu. Saugau savo nugarą. Parašiau tiesą vakar tokiai merginai, kuri yra masažistė ir fizioterapeutė, bet jinai man dar kol kas nieko neatrašė. Plus aš nesu jos drauguose, tai jinai gal ten ir nelabai tas žinutės tada pastebėjau taip greitai. Tai tikiuosi, kad paskui pamatys tą žinutę ir parašys, nes jinai yra lietuvė, kuri atsidarė Dramenė, čia tokiam nemažam mieste, kur gyvena daug lietuvių, atsidarė tokį kaip ir spa, kur galima vienoje vietoje pasidaryti daug visokių procedūrų. Ir galvoju, reik man su ja susisiekti ir pasikalbėti dėl savo nugarus. Tai lauksiu iš jos žinių ir gal pavyks greitų būdų susisiekti ir susitikti su ja. Ir tada jau žiūrėsim, ką jinai man patars, gal ir kokį masažą pasimčiau, kad padarytų. Nu, bus matyt. Gerai, viskas, keliauju į parduotuvę, o tada lėksiu namo. Ką tik iš parduotuvės. Ten vaikščiodama sutikau tiesiog mergaitę, kuri dirba parduotuvėj, sakau, man reikia galbūt dėžės. Sakau, gal aš galiu tiesiog pasiimti kažkokią, nes ten būna kartais, nu kaip, nebėra jau beveik tų produktų, ten porą kokių pakelių. Ir sakau, gal aš galiu juos tiesiog gražiai prie kitų padėti ir pasimti ten tą dėžę, kokią man, tarkim, reikia paleidyti. Sako, jo, be problemų, sako, gali pasimti. Tai pasėmiau vieną, tik tiek, kad jie nuplėšia visada tą viršų arba ten dalį dėžės, kad tiesiog galėtum pasimti prekes iš jos. Tai jeigu aš tą siuntinį dėsiu į tą dėžutę, kurią pasėmiau, man tiesiog reikės dar papildomai kažkokio kartono gabalo užklijuot, kad būtų viskas ten normaliai, kad niekas neiškristų ir viskas gražiai stovėtų savo vietose. Bet aš ten jau rasiu namuose. Ir tai nežinau, ar dar tilps į tą dėžę, nes man atrodo, tie siuntiniai irgi kartais priklauso nuo dėžės išmatavimo ir nuo turinio, kiek ten sveria. Čia, kai žiūrėjau tam puslapį, tai 5 kilogramai kainuoja 69 kronos. Nu, tai kiek čia, nežinau, 7 eurai, tarkim. Tas vien siuntimas ir turi būti 5 kilogramai svoris, o dėl dėžės nežinau, ten kažkaip nemačiau, kad būtų kažkokie išmatavimai, tai jeigu viskas tilps, tai manau į tą dėžę ir sudėsiu, o jeigu ne, tada reikės pakuoti kažkaip į tiesiog kokį storą maišą, kaip dažniausiai norvegai ir pakuoja. Sudeda į kokį maišą, apvynioja ten keletą kartų su lipne juosta, užklijuoja tą lipduką ir viskas, ir siunčia, kad nei ten sulys tau, nei ten ką. Tai nežinau, žiūrėsiu, kaip aš irgi čia sugalvosiu. Tai va, jau beveik grįžau ir namo, vėl neaukstosi, lygtais norės gal ir palyti, nes tokie užplaukia debesis juodi, tai kartais ir lietus pasipila. Toks kažkoks orelis pas mus.
Tai ką, einu namo, žiūrėsim, kaip čia ką sugalvosiu ir gal jau man parašys ta mano klientė, kaip čia pavadinus ją, kuri norės nusipirkti tuos Beno išaugtus rūbus ir daiktus. Siunta supakuota, užregistruota. Važiuoju išsiųsti, nes rytoj jau nebepavyks, rytoj sekmadienis, nedirbs Pardės. Tai varau dabar ir bus ramu. Maniškis nori išsirūkyti lašišos. Rūko jau ne pirmą kartą, bet gan po ilgos pertraukos, tai žiūrėsim, kas gausis. Aš vežu siuntą, Benas vėl išėjo pas draugutį, pas kaimyną. Gražiai jie draugauja, gražiai žaidžia, važiavau į parduotuvę, tai sakė, ne, aš nenoriu važiuoti, nes klausiau. Tai ten tam namėlį mažam piešia jie. Mokom Beną dabar rašyti. Šiandieną žaidė vyras su Benu mokyklą. Paskui ir aš prisijungiau, buvo mokytojai, atnešėm jam staliuką, kėdę. Tai jau savo vardą parašyti moka, pagaliau išmoko parašyti ir B raidę, nes visai jam gan sunkokai sekėsi, tai dabar jau išmoko. Dar rašė žodį mama ir žodį tėtis. Tai iš tikrųjų jau kai parašai pavyzdį, tai jisai pasižiūri į tą žodį ir stengiasi pats parašyti. Dar nėra taip, kad iš atminties parašytų, pavyzdžiui, mama arba tėtis, bet savo vardą jau prisimena, kaip parašyti. Tai iš tikrųjų labai smagu. Galiu tik pasidžiaugti ir visai jam patinka tokios mini pamokėlės, visai jam įdomu. Knygelių daug esam parsivežę iš Lietuvos. Beno baba dar labai daug prieš išvažiuojant jam nupirko visokių knygelių, porą puzlių, tai turėsim dar ką nuveikti ir ką išmokti. Taip pat ir skaičius mokosi ir rašyti, ir skaičiuoti, ir į priekį, ir atgal. Aišku, jam dar tik virš 4 metų, galima sakyti, gruodį bus 5. Bet, labai smagu, kad vaikas rodo susidomėjimą ir kad jam patinka tokie dalykėliai, palavint smegenėlės. Ką, lekiu, išsiųsiu tą siuntą ir bus ramekas.
Labas rytas. Suraitytas. Dabar yra, kiek yra valandų? Po 10. Po 10. Ir mes dar lovoj. Tu pavalgai? Mes esam namų nebūtė. Tu pavalgai? Jo, pipsa ir kiaušinė. Labas rytas, draugai. Sekmadienis. Atvažiavom su Benu šiek tiek prie vandenuko. Palauk biškį. Uždaryk durytes, eisim pažiūrėti, kaip ten reikia už parkingą sumokėti. Atvažiavom, bet čia žiūrim, kažkoks bardakas. Čia va šiukšlės. Čia irgi. Mama, žiūrėk. Aš matau, čia va kažkokias šiukšlės ir žiūrėkit lovą. Žiūrėk, kokį mašiną. Šakis, atvežė kažkokį ir pamėg. Matau. Čia buvo padarę nemokamą parkingą, bet dabar vėl čia tas automatas toks kaip ir veikiantis. Tai einam pažiūrėti, ar čia reikia mokėti už tą parkingą ar ne. Tai turim visai gražią dieną. Ilgai miegojom, ilsėjom. Dabar atvažiavom truputį tiesiog ramiai gamtoj pabūti. Vyras nori pailsėti, jam rytoj į darbą. Gerai, dabar išsiaiškinti reikia, iš čia veikia ar neveikia. Jisai veikia, bet sekmadienį yra nemokamas parkingas. Einam, pasimsim daiktų. Eisim, pasėdėsim ramiai. Truputį pasibuvom, pailsėjom, pasigrožėjom, varom namo valandėlį, pabuvom, varysim namučių. O kokie darbininkai, šaunuolės. Sekmadienio vakaras, šiek tiek apsitvarkėm vėl kiemą. Žolytė nupjauta ir išardėm šitą dalyką. Čia tie lenkai buvo pasidarę tokį kaip, nežinau, tokį kaip lauko židinį kažkokį, nes dar turėjo tokį trikojį su pakabinomu kaip grilium ir jie čia liktais kažką kepdavo, nes šiek tiek buvo nuodegulių. Tai mes nenaudosim to reikalo, tai viską pašalinom iš čia, o šitas plytas didesnės sudėjom dabar čia šiek tiek nuploviau ašies ir galvojam gal sudėti čia į Beno tą namą, nes čia yra va tiesiog. Ir kai lyja ten visi žaislai, kaip vidu irgi kartais šiek tiek prilyja, tai nusitaško visi žaislai. Tai galvojam, gal tas plyteles tiesiog gražiai sudėti, kiek jau jų čia yra. Ir galbūt užtektų tikrai tam nameliui. Ir būtų toks kaip tvirtas pagrindas jam. Tai čia bus vyrui darbai.
Nežinau, šiaip gal reikėtų tiesiog dėti viduj, bet jeigu išsitektų per visą plotą, tai būtų gal gerai tą visą namo pagrindą ten padėti, tai nežinau, žiūrėsim. Užbaigsim vakarą su vakar vyro išrūkyta lašiša. Ragavau, tikrai labai skaniai išsirūkė.